Labas, gražiosios moteris. Kaip mes pradedam rytą, tokia ir diena. Kokia diena, toks ir vakaras. Ir vėl toksai pat išaušta gražus rytas. Nuo kokio puodelio mes geriam kavą ar arbatą. Kaip prižiūrime savo veido odą. Aš dalinuosi manais grožio. Tos moteriškos energijos, mažomis moteriškomis paslaptimis. Žinote, kad aš rytais einu šlapia žolyte, tip, pasisakau labas rytas iš tikrųjų savo ir pasauliui. Ir tai pas mane iš tikrųjų yra labai daug gamtos ir aplinkoje, kurioje aš pati gyvenu. Todėl ir mano produktuose veido, mano linijos, kurią aš pati naudoju. Daug gamtos motyvų suknelėse, kurias aš pati vilkiu ir kurias galima įsigyti manajame butike. Taip, jau tuoj tikriausiai bus pusmetis, kai atėjo į mano gyvenimą Lotos veido priežiūros linija, Pietų Korėja, Jėjų sala, ten Lotosų plantacijos, žinau istoriją. Tai gyvybės energijos šaltinis moteriai, bet ne tai, kad kalbėti, rašyti, skaityti yra jausmas. Man yra jausmas madoje, stiliuje ir šitoje kosmetikoje nuo pat pirmojo prisilietimo prausiklio, kada mes nusiprausėme, tonikas, esencija losjonas, probiotinis koncentruotas kremas, probiotinis serumas, raminamas serumas, paakių kremukas, kaukės, tokiai, sakyčiau, jaunesniai gal odai drėkinamas ir vyresniai nuo raukšlyčių maitinamas. Šita kosmetika meilė nuo pirmo prisilietimo ir jau taip pat tvirtina daug moterų. Galima įsigyti pas mane, susisiekite. Ir žinot, moteris liesdamo savo veidą, gerai, ar lankotės kosmetologijos klinikose, viskas yra labai gerai, bet kiekvieną jūs neisite kelis kartus į savaitę ar ten kasdien, bet kasdienė veido priežiūros rutina moteriai yra labai svarbi. Ir kada mūsų oda pridrėkinta, primaitinta, niekas netraukia, nėra jokio diskomforto, tada mes tikrai norime ir mes ir spindime, ir gražiai atrodome, ir norime pasidaryti masažiuką. Aš būtent tam čia yra losjonas, esencija losjonas, tada skiriu ir kakliukui, ir veidukui dėmesį ir pasimasažuoju savo limfą ir man labai patinka, kad ta tekstūra iš karto jinai labai susigeria. Kiekviena moteris turi tikriausiai savo pratimukų, tempimukų. Tai ir žinot, ką noriu pasakyti, kad moteris manęs klausia, bet aš neturiu laiko, aš žinau, aš kaip reikia pratimukus pasidaryti, masažiukus, bet aš, Jolanta, neturiu kažkaip laiko, žinau, aš neprisėdu, Žinot, moteris, aš kviečiu jumis susikurti savo vietą, kaip ir savo moters tokią tvirtovę. Kada pas mane, aš padarysiu atskirą reportažą, kaip gimė istorija, kad pas mane kosmetinis staliukas moters atkeliavo į mano gyvenimą, kada man suėjo 50 metų. Iki tol aš viską tvarkiausi, kremukus tepiausi vonios kambaryje.
ir pasidalinsiu aš apie tai atskirą reportažą, bet vieta. Ir kada mes turime savo vietą, savo veidrodį, savo kėdutę, mes galime mintimis, mes galime save pasimasažuoti, stebėti savo veidą. Ir va toje vietoje mes norime eiliškumą, pasitepiame tonikų, pasidame serumukų, kremukų, pasimasažuojame, skiriame savo tas auksinės keletą minutėlių. O jeigu dar po to skiriame ir mankštai, jeigu dar po to skiriame suknelę, kokią mes norime vilktis pagal tos dienos darbus, pagal tos dienos tikslus, gal kažkokią tai spalvą, iš tikrųjų spalvų psichologija yra labai didžiulė ir mes apsupame save visą dieną tokiomis gražiomis, lengvomis, moteriškomis mintimis pagal save. Ir mums diena susikuria iš tikrųjų nuostabi. Linkėjimai jums visoms. Nuoširdžiai rekomenduoju visus šios produktus ir žino dar kur esmė. Kodėl sako Jolanta tave myli? Kiti gal heiteriai, kiti iš vienos pusės, kiti iš kitos pusės, aš nekreipiu dėmesio. Žino, kad pas mane yra viskas tikra, nuoširdu, paprasta, sąžininga. Ir aš visose savo srityse domiuosi ir tokį renkuosi aukso viduriuką. Būtent ši veido priežiūros linija yra tas pats tikriausias aukso viduriukas. Kokybė, kaina ir man iš visų svarbiausia jausmas, kaip jaučiasi mano oda ir kaip jaučiasi daugelio klienčių, kurios jau naudoja ir gaunu gyvus atsiliepimus. Tai šitie produktai naudojami užtenka prausiklis, esencija, tonikas pusiai metų. Ir jeigu mes paskaičiuosime finansiškai, tai prašau pasižiūrėkite, išeina labai nedaug pinigėlių į mėnesį. Va mano panaudotas prausiklis jau viršyje 3 mėnesius. Tai labai reikia mažai, tai labai koncentruotos, geros tekstūros ir itin aukštos kokybės pelniusius laimėjimus pasaulyje. Iki malonaus, būkite gražios moteris ir rūpinkite savo oda, kad jinai būtų tokia sveika, gaivi, skaisti. Iki.